Labas. Šitame greitame video aš papasakosiu tau, kokios yra skirtingos verslo idėjos ir pasidalinsiu sąrašą tavo ekrane. Per daug nesiplėsiu, suprantu, kad idėjų yra milijonai, bet jeigu tau galvo išvilpia, ar negali išsirinkti, aš suprantu. Šitos idėjos turėtų tau sukonkretizuoti dalykus ir užvesti ant kelio. Važiuoju. Tai va. Pirmas dalykas tai yra produktai, ką gali pardavinėti, ir pardavinėjami produktai gali būti va tokie. Šitą sąrašą padariau su tikslu tau, kad tu žinotum, jog tu gali pardavinėti praktiškai bet ką ir tu gali pardavinėti jau dabar, neturint net savo auditorijos. Tai pirmas dalykas, gali pardavinėti savo dizainus, gali paimti šitą sąrašą, ką aš čia dalinuosi, įvesti internetą į ChatGPT how to ir tu turėsi pilną planą, kaip tai gyventi. Tai čia yra labai paprastas dalykas. Pavyzdžiui, tu gali turėti dizainą, kurį parduoti, gali turėti žinias, kaip valdyti verslą ar veiklą ir parduoti, gali parduoti, kaip kurti CV, gali parduoti, kaip kurti dizainą arba rašyti tekstus, gali parduoti, kaip išspręsti vieną problemą, tarkim, kaip jūsų restoranui gauti 10 užsakymų per vieną mėnesį iš Volto. Problema, ką jūs sprendžiate. Arba lygiai taip pat checklistas, 40 žingsnių, ką reikia atlikti prieš uždarant buhalteriją šiais metais. Čia yra produkto pavyzdys, ką jūs galite įgyvendinti. Taip pat ir kiti videos, kur žmonės superka kitą kartą tiek mažus video, tiek skirtingus efektus, skirtingi tinklapiai ar labai mažas kursas tikrai yra niekas kita kaip vertingas dalykas, ką jūs galite parduoti. Tai va, niekas nesako, kad tai yra vienas ir paskutinis produktas, ką jūs pardavinėsite. Viskas eina link to, kad norint pradėti prekiauti internetu, jūs turite imtis savo ir naudoti stipriausias pusės. Tai yra jau turimas žinias, kad jūs parduotumėte, pajaustumėt kaifą ir judėtumėt tolin. Ja. O kalbant apie judėjimą tolin, mes sužinojom, kokie yra produktų pavyzdžiai. Dabar sužinokim, kokias mes galim pardavinėti paslaugas. Tai va. Nes principai yra taip, kad kai mes sužinom, kaip galim kurti produktą, mes žinom, kaip kitam papasakoti, kaip daryti tą produktą. Tai va, mes galim jam padėti nutapyti tą gražų paveikslą. Tai va, kokie pavyzdžiai? Tai va. Jeigu kurite produktą, jūs nebijotinai bandėte tą produktą reklamuoti ir kitam žmogui jūs galite padėti sumontuoti video, kad jis sutaupytų daugiau laiko. Galite padėti sukurti socialinių tinklų įrašus. Jeigu paslauga reikalauja kruopštumo, jūs galite padėti surinkti klientų sąrašus iš interneto. Pats terminas vadinasi scrape. Galite padėti siūsti šaltus laiškus, parašyti internetinį tinklapį. Kalbu apie tai, kad žmogus gali susikurti dizainą, bet neturėti teksto arba nežinot, ką parašyti. Tai va, jūs galite parduoti savo žinias ir sumanoma, galite parduoti internetinius laiškus, kad skatinti žmonės nusipirkti paslaugas. Galite parduoti YouTube skydelius, tos thumbnails vadinamus, kad žmonės spaustų ant video, kartu yra aprašymus, karpyti epizodus, kas yra labai paprasta, yra skirtingi įrankiai, rašyti blog postus, pardavinėti internetinius puslapius internetu, tapti kažkieno virtualiu asistentu, padėti integruoti ar kurti vieną ar kitą sistemą, ar net teikti konsultaciją ar coachingą, kaip tapti vienos paslaugos savininku ar sukurti vieną ar kitą produktą. Tai va, šitos paslaugos yra labai stiprios ir labai realios, atsižvelgiant į tai, kokį produktą teko kurti prieš tai ir su kokia tema jums teko jau dabar dirbti. Tai va, turima patirtis jūs priartina prie paslaugos, ką jūs galite pardavinėti internete. Ir be abejo, už tai gauti pinigus. Tai va. Labai sakau daug žodį tai va. Ir paskutinis, tai yra partnerystės modelis, affiliate. Tai kai jūs žinote, kaip atlikti produktą ir žinote, kaip atlikti paslaugą, jūs nebijotinai žinote, kur pirkti dažų. Ne? Tai šiuo atveju jūs galite, visi realiai naudoja kažkokias mobilias programėlės ar ten kaip valdyti savo laiką, kaip atlikti tam tikrą darbą, kaip karpyti video, ne?
Jūs galite rekomenduoti programėlės, už tai gauti komisinės. Jūs galite rekomenduoti skirtingus dirbtinio intelekto įrankius, už tai gauti komisinius. Tikrai, jeigu jūs paieškosite ten įrankis ir žodis affiliate, jūs gausite nuorodą į tą įrankį. Reiks užsiregistruoti, bet jūs gausite tai. Tokiu pat principu jūs galite rekomenduoti online paslaugas, ką žmogus turi atlikti, jeigu jis nori susikurti online verslą. Taip pat, jeigu yra specialistai, pavyzdžiui, jūsų draugas kuria internetinius tinklapius, kaip paprastas pavyzdys, ir jūs su žmogum susisiekėte ir sakote, aš tau atvesiu vieną klientą, kiek tu man žadėjai atsidėkoti už vieną klientą. Ir jis sako, aš tau duosiu 200 eurų. Ne? Tai jūs parašot Facebook'e įrašą, aš darau internetinius puslapius, jūs gaunate užklausą, jūs tą užklausą nukreipėte pas savo draugą, kuris daro internetinius puslapius, ir jūs taip online internetu uždirbote 200 eurų. Labai paprasta. Tai va, lygiai panašių principų jūs galite pardavinėti produktus tiek savo auditorijai, tiek dalindamas informaciją socialiniuose tinkluose. Tai kiekvienas produktas, kuris nėra gigantiškas, 100 milijoninis, turi nuorodas. Kaip pavyzdys, jeigu norit reklamuoti Photoshopą, jie nuorodas neturės, nes jie turi masinę auditoriją. Tačiau jeigu norit rekomenduoti įrankį, kuris yra naujai besikuriantis, jis turi tik tais kelis milijonus peržiūrų ar kelis šimtus tūkstančių ir jis tik pradeda kurtis, visi įrankiai moka tarp 20 ir 40% komisinį už tai, kad jūs rekomenduojat produktą ir skatinat jūsų pažįstamam ar atvestam klientui tą produktą užsisakyti ar nusipirkti. Tai va. Ir paskutinis yra online share, tai revenue share, tai yra kai jūs padedate kitam žmogui pradėti savo paslaugą veikti, susikurti ar produktą, nes jūs jau turite žinių ir už tai jūs imate dalį verslo. Kaip kad būtumėt akcininkas, tiesiog jūs neinvestuojate, o jūs sakote, aš tau padėsiu tai padaryti, kad tu tai darytum, bet už tai aš paprašysiu, kad už viską, ką tu uždirbi, tu man atiduotum dalį. Tai va, tokios yra partnerystės, labai realios, šiuolaikiškos ir ką gali padaryti čia ir dabar. Tai va. Mes einam į centrą, lygiai čia, kur ir buvom, sugrįžtam, o taip va. Ir ką, sveikinu tave, gali paplot, sužinoju, kokios yra skirtingos verslo idėjos. Aš turėjau tave užvesti ant kelio, tikiuosi užvedžiau ir judam tolyn.